Jaredas Smolas. Balčiūnas prieš Subotkevičių. Nėra šiuo metu Brusoko penkete. Tomas Balčiūnas. Bet netaikliai. 7 taškus pelnė, bet jau ir išsimetė 7 metimus. Danielius Kasparas užbaigė ataką sėkmingai, Balčiūnas pabėga į priekį ir 2 lengvi Telšių komandai. Steko rezultatyviausių žaidėjų trijulė surinko 39 iš 4. Be nominalaus žaidėjo. Žaidžia Telšiai Arūnas Rimkus, ko gero, jeigu galėtų. Iš 7. Paminėjau kitus rezultatus, kitą veiksmą Urbo NKL. Čia kalbant apie žaidimą, jos nėra, 5 sekundės atakai. Razutis su Balčiūnu ir šio 2 taškai. Rasys, vėl Balčiūnas ir 2 Balčiūno. Pražanga. Vienu metu trečiajame kėlinyje Kėdainiai pirmavo 8. Šukelis, jeigu ką, eis į pagalbą, Brusokas pasaugo baudos aikštelės ribas, Balčiūnas išsimeta tritaškį. Rasys atakuoja ten Kryžanauską, pataikyti nepavyksta, ima kamuolį puolime. Razutis, perdavimas į kampą, Gecevičius greitai sugeba išsimesti, bet ten prastas perdavimas buvo jam į kraštą. Razutis, jo geras perdavimas. Nėra to didelio perspektyvaus žaidėjo indėlio kol kas. Čia ima kamuolį Jaredas Smolas. Jaredas Smolas iš tolimos distancijos, 3 taškai. Pranašumas padidės, prasidėjo prieš paskutinę trečiojo kėlinio minutę. Balčiūno geras perdamas, Motulis tęsis. Gintaras Kadžiulis negalvoja. Gecevičius. Šį kartą 2 žaidėjus palieka prie Gecevičiaus Rytas ir...
Ir vienas iš tų būdų, kaip pabandyti grįžti į rungtynes, vis būna tas toks paspaudimas. Čia dabar aikštės gynybą pastato Vilniaus komanda. Na ir gauna iš karto tritaškį. Vieno metimo pranašumu 2 taškais laimėta prieš Omega, 3 taškais prieš Plungę.